Labadiena, regbio mėgėjai, sveikiname su jumis iš Baldonės, Latvija. Čia Baltijos top lyga Miesniki Kiekava prieš Geležinį Vilką. Kas dar galėjo būti šiandien geriau? Pastovumo pritrūkom, tai dalinai, aišku, rezultatas švieslentė, tai atrodo viskas neblogai, bet turėjom labai gerų atkarpų, bet turėjom ir labai prastų atkarpų, kur visiškai atidavėm iniciatyvą priešininkam. Galbūt ta rotacija šiek tiek ir turėjo įtakos tam, bet jeigu žaidėjas gauna atsakomybę į aikštę, tai jis turi įnešti tik daugiau jėgų ir užtikrintumo. O momentais šiandieną turėjom tų tokių nuopuolių, bet kovėmės iki galo, padarėm rezultatą, kurį planavom ir judam toliau. Pirmus taškus pelnė Miesniki, nepaisant to, iš esmės jau per pirmas 20 minučių viską išsprendėt. Toks planas buvo labai stipriai pradėti? Be abejo, turėjom planą turėti gerą pradžią, neturėjom planą turėti tokį žioplą pirmą praleidimą, bet dėja tai yra vienas iš tų momentų, ties kuriuo dar turim pasispausti. Nežinau, ar kai kuriems tai yra jaudulys tas pirmo minutę ar kas, bet tokių lengvų pradžių negalim duoti jokiai komandai. Coach, it was really difficult first half, but the second half it looked like your team even enjoyed the game. Was it like this? Yeah, unfortunately, we were a little slow at the gate in the first half, but I think the boys turned it on the right way in the second half, and yeah, they were having some fun out there, so that was good. Wish we'd had a strong 80 minutes, not a strong 40, but sometimes that's just the game. From my point of view, some unforced errors, some bad passes, some really bad lineups. But if these details were good, your team could be really competitive. Do you agree with that? It's only small details that made the difference today. Yeah, absolutely. We've got a really good, strong group of guys that have got some talent. It's just the season just with numbers and being a challenge. It's been a little tricky to put all the pieces together. But when it comes together, the boys can compete and we can play some really good rugby. 63-24, labai konkurencingas, gražus Miesniki antrasis kėlinys. Vilkai tęsia savo pusfinalio medžioklę.